Šiandien švenčia kinai, ne šiandien spalio 1 dieną, kinai švenčia nacionalinę savo dieną, tai 49 metais buvo įsteigta Kinijos liaudies Respublika, tai jie dabar švenčia 75 metų jubiliejų. Kinijoje tai vadinasi auksinė savaitė ir jie visi šią savaitę švenčia. Dažniausiai jie visur visi keliauja, visur daug žmonių, lankytinose vietose, lankytinose objektuose, masiškai daugybė žmonių. Tai šiai dienai sutampa šventė ir mes pradedam šios dienos paskaitą apie šventes. Pagrindinė šventė, tai kinams iš tiesų yra, tai yra pavasario festivalis, pavasario šventė, arba kitaip vadinama kinų naujieji metai. Tai atitikmeniai, kaip aš mėgstu vis pasilyginti, kad mums būtų aiškiau suprasti, tai ko gero būtų Kalėdų ir Velykų mišinys. Tai yra, kai mes lekiame visi kūčių vakarą ar 23 dieną namo, pas artimuosius, kad švęsti, sutikti kūčias, švęsti kalėdas, ruošti maistą, tai Kinijoje vyksta būtent tas pats prieš kinų naujuosius metus. Kadangi kinų naujieji metai yra švenčiami pagal kinų kalendorių, tai jie kinta. Čia yra jau atsižvelgiant į mėnulio ir saulės padėtį. Ir tai fiksuoja, kad tai yra pavasario pradžia. Ir kinai tada švenčia kinų naujuosius metus, arba tai vadinasi Čiundzie, tai yra pavasario festivalis. Matot nuotraukoje daugybė žmonių, tai yra nesvietiško kiekio judėjimas, nes visa Kinija pakyla. Kas dirba šiaurėje, gyvena pietuose, lekia į pietus, kas pietuose dirba, gyvena šiaurėje, lekia į šiaurę. Ir įsivaizduokit, tai yra milijardas pradeda judėti pirmyn atgal į įvairius miestus. Ir kinų naujųjų metų proga jie grįžta namo, daug kas gauna ilgą laikotarpį, tai būna net iki mėnesio atostogų, ypač darbininkai, statybininkai, įvairiose gamyklose dirbantys žmonės, kurie metų bėgyje neturi galimybės grįžti į namus, jie lekia namo lankyti savo giminių, švęsti naujuosius metus. Aišku, kas yra kinams svarbiausia, tai turbūt po ilgų bado metų, tai maistas yra pats aktualiausias dalykas, tai yra stalo puošmena, stalo pasididžiavimas, tai yra maistas ir jie naujųjų metų proga turi daug maisto, serviruoja didelius kiekius. Vienas iš pagrindinių patiekalų naujųjų metų proga tai yra kinų koldūnai, kuriuos ypač Šiaurės Kinija mėgsta daryti ir daro, tai yra tradiciškai primenantis pinigėlį, laimę nešantis simbolis ir būtinai naujųjų metų išvakarėse jie valgo koldūnus. Kas esat, tarkim, iš Dzūkijos, kiek žinau, daug kas irgi barščius su ausytėmis valgo, panašiai koldūnus daro, tai vat kinai turi kažką analogiško. Dabina sienas įvairiausiais raudonais užrašais, linkinčiais laimės, rengiasi raudonais rūbais. Beje, po kinų naujųjų metų diena sutampa su naujo zodiako ženklo pradžia. Tai pavyzdžiui, kas esat gimę žiurkės metais, drakono metais, ar kiaulės metais, karvės metais, kinų naujųjų metų dieną išvakarėse, tas žmogus, kuris gimęs, tarkim, prasideda drakono metai tuoj, tas žmogus apsirengia raudonus rūbus, arba raudonas kojines, arba apatinį raudoną trikotažą ir visus metus nešioja, kol yra jo ženklo metai, galvoja, kad tai yra sėkmę nešantis ir saugantis nuo blogio ženklas. Tai būtent Kinijoje galima pastebėti, jeigu kažkas su raudonom kojinėm, ar kažkas gali žinoti, kad tai jo metai, jis gimęs. Kinų naujųjų metų proga ypač daug yra mylimi vaikai ir kitaip nei pas mus, jiems nėra dovanos, o jiems yra įteikiami raudonieji vokeliai, kuriuose yra pinigų. Ir vaikai gauna pinigus, po to būna organizuojamos įvairios mugės arba einama apsipirkti, vaikai gali nusipirkti. Kadangi švenčiama yra kelios dienos, kaip ir pas mus Kalėdos panašiai, kelias dienas švenčiama, tai kinai švenčia kelias dienas ir kažkuo reikia užsiimti. Be valgymo, aišku, vyksta televizijos žiūrėjimas
Ir vienas iš labai paplitusių dalykų, tai yra žaidžiama kortomis arba žaidžiama modžangas, tai yra toks kaip domino ir kortų panašus dalykas. Kiek mano pažįstamų šeimų kinų, tai visi sakydavo, mes paskui sėdam žaisti kortomis. Tai aš ir juokdavosi, kad vaikai, kur gaudavo pinigus, turbūt po to jie pralošdavo tus pinigus tėvams, tas savo dovanas. Tai va, tai naujų metų dieną jie eina irgi į šventyklas, kur aukoja savo senosiam kartom mirusiesiems, kurie yra išėję, kad juos globotų, kad juos saugotų, kad jiems būtų ir anapusiniam pasaulyje geriau gyventi. Tai va, tai čia yra kinų festivalis, pats pagrindinis festivalis, pagrindinė šventė, kuri užbaigiama yra žibintų festivaliu, žibintų švente, kada jau baigiamas tas laikotarpis, kelių dienų, beveik 2 savaičių šventimas. Ir po žibintų festivalio kinai jau grįžta į savo darbo vietas, į savo gamyklas ir į savo miestus, kur jie ten dirba ir gyvena. Tai žibintų festivalio metu mes netgi Lietuvoje turim ir galim matyti, būna biržuose, turbūt ar pasvaly kažkur yra atvežtų žibintų, tai va panašiai visi miestai pasidabina gražiausiais spalvotais dideliais žibintais ir visi eina pasigrožėti, leidžia žibintus irgi linkėdami vieni kitiems sėkmės, įvairūs užrašai, palinkėjimai, tai būtent gėrio, laimės ir laukiant gerų metų. Tai yra, kadangi pavasaris, po to prasideda sėja, žemės ūkis, visi tikisi, kad bus geri metai. Pagal svarbumą kinų šventės antra šventė, tai yra rudens vidurio festivalis, kada yra nuimamas derlius ir jis vyksta jau rudenį. Kinai, jeigu asociatyviai kalbant, mes turim lapkričio 1, kuri šventė vėl artėja, tai nėra ta šventė vadinama galbūt, net paminėti, pagerbti mirusiuosius ir tvarkyti kapus. Tai yra Cimincija, vadinasi, kuri yra dažniausiai švenčiama 4, 5 arba 6 balandžio. Irgi kinai masiškai tada turi nedarbo dieną ir jie masiškai vyksta į savo senolių, protėvių kapus ir juos tvarko, puošia, veža irgi visokius maisto produktus. Taip pat yra tokia tradicija, čia galit matyti moteris atsitūpusi, jinai kūrena, degina pinigus, tai yra tokie pinigai skirti mirusiųjų pasauliui, netikri pinigai. Ir labai daug kur teko pastebėti, pavyzdžiui, tai yra tik 3 dienos arba 2 dienos nedarbo, kada žmonės gali grįžti, nuvažiuoti tus kapus, bet kas gyvena labai toli, tai pastebėjau, būna, pavyzdžiui, ant gatvės miesto sankryžoje yra deginami šitie pinigai, siunčiant mirusiesiems į aną pasaulį pinigų, kad jie galėtų kažką įsigyti. Ir teko irgi matyti tokias parduotuvės specializuotas, skirtas mirusiųjų pasauliui, kur gyvieji ateina, nuperkam popierinį namą, automobilį, gali pamatyti ir mobiliuosius, ir kompiuterius, daiktai popieriniai skirti sudeginti ir nusiųsti anapusinį pasaulį. Ir čia dažniausiai būtent vyksta to mirusiųjų paminėjimo dienos proga deginimas. Tai čia viena iš tokių švenčių. Kita šventė tai yra Duanlucija, daug kur turbūt irgi esat matę, susidūrę, tai yra drakonų valčių šventė. Tai įspūdinga šventė, kuri daugiau paplitus pietinėje Kinijoje, tai yra vyksta valčių lenktynės, kur žmonės susėda ir lenktyniauja dideliom komandom, labai gražiai išploštose valtyse ir būtinai valtis turi atrodyti kaip drakonas. Ir šita tradicija tai yra labai sena, būtent skirta paminėti kinų poetui, kuris neapsikentęs korupcijos 340-278 metais prieš mūsų erą. Jis protestuodamas iššoko į vandenį nusiskandinti ir jis nuskendo, bet kadangi žmonės jį labai mėgo, tada jie bėgo gelbėti šito poeto ir metė į vandenį žuvims pyragėlius,
maistą, kad tik neliestų tų jų poetų. Ir ta proga, kai vyksta šita šventė irgi vyksta dažniausiai 5-6 mėnesį, tai yra apie gegužį kažkur. Visi valgo lipnių ryžių pyragėlius, tai yra panašiai kaip mūsų tarsi balandėliai, suvyniojama į lapus ryžiai, jie daromi įvairiais produktais, pradedant riešutais, baigiant saldumynais ir netgi mėsa. Ir jie yra troškinami ilgai garuose ir po to jie yra valgomi to šventės metu. Tai va čia tokia šventė, kuri vadinasi būtent Drakonų valčių šventė. Kita šventė, kaip ir minėjau, rudens vidurio šventė, tai viena iš svarbesnių, tada, kada yra didžioji pilnatis, tai yra rugpjūčio 8 mėnesio 15 diena, tai čia buvo nesenai, gal prieš mėnesį, mes šventėm šitą šventę irgi. Vėl yra daromi pyragėliai, apvalūs, būtinai turi būti apvalūs, nes tą dieną danguje stoja didelis mėnulis, pilnas mėnulis, graži pilnatis ir ta proga yra legenda, kuri byloja, kad Čang'e, tai čia tokia moteris, kuri jos vyras buvo medžiotojas ir žemė tuo metu, dar prieš daug metų, kai švietė danguje 10 saulių, vyras su savo lanku nušovė 9 saulės, o vieną tik paliko ir išgelbėjo žemę nuo bado ir išdegimo. Ir visos tos legendos pasekoje yra, kad atsidėkodamas Dievas apdovanojo šitą medžiotoją nemirtingumo eliksyrų, kurį jo žmona išgėrė ir išgėrus eliksyrą pasijuto tiek galinga, kad atsidūrė mėnulyje. Kinai netgi juokaudami sako, kad mes turim patį pirmiausią kosmonautą, tai yra Čang'e, kurie atsidūrė mėnulyje. Nors, sako, čia amerikiečiai ir dar kažkas buvo mėnulyje, sako, kinai, mūsų jau senai tenai buvo. Ir tuo metu valgoma irgi įvairūs, kas primena kažkiek tai mėnulį ir teko susidurti, pavyzdžiui, ypač prabangiau, kas gali leisti savo daugiau, tai būtinai perka krabus, kurie primena tarsi mėnulį. Pyragėliai, mėnulio pyragėliai vadinami, kurie yra įdaryti irgi įvairiausiais įmanomais įdarais, pradedant anties kiaušiniu, kur irgi viduje tarsi matosi irgi apvalumai. Riešutai, saldumynai, o šiuo metu tai ir šokoladas ir daug kas kita. Ir tai yra, kad kinai vyksta pas savo partnerius, įvairius biznio partnerius, tos kolegas sveikindami vieni kitiems dovanoja mėnulio pyragėlius ir linkėdami vėl gerų artėjančių metų. Ir tai yra tarsi metų užbaigimas, kada yra įvertinama, kaip buvo metai po pavasario, ar buvo geras derlius. Ir kuo gausesnis stalas, tai atspindi tų metų derlingumą. Tai va, kinai, kaip ir sakiau, mėgsta švęsti ir jų tas šventimas yra be maisto neįsivaizduojama. Tai va, tai čia tos pagrindinės šventės, nuo kurių mes lengvai pereiname prie kinų maisto. Visi turbūt žino, kad kinų maistas, tai čia pas mus visur yra, restoranuose galite irgi rasti, restoranų daug rasti kinų, galite paragauti kinų maistą. Kaip mes visi juokaujam, tai kinai nevalgo tik stalų, nevalgo laivų ir nevalgo lėktuvų. O kitaip sakant, valgo viską, kas ant 4 kojų, viskas, kas plaukia ir viskas, kas skrenda, išskyrus stalus, laivus ir lėktuvus. Yra kinų posakis, gyveni prie kalno, valgyk kalną, gyveni prie jūros, valgyk jūrą. Tai yra posakis reiškiantis, kad jeigu gyveni prie jūros, tu maitiniesi daugiau jūros gėrybėm. Jeigu gyveni kažkur žemyninėje dalyje, toliau nuo jūros, tu valgai daugiau mėsos, daugiau produktų, kurie atitinka būtent tą gyvenamąją vietą. Ir čia galit pamatyti, Kinija, kadangi yra irgi didelė, kaip ir Europos Sąjunga, ką aš pirmoje paskaitoje minėjau, norint suprasti, kaip
Kinija yra, reikia iš karto mums įsivaizduoti ne Lietuvą, o Europos Sąjungą, kai mes turim Italiją, turim, tarkim, Graikiją, turim Švediją, turim Britaniją, kur maisto skirtumai yra dideli. Tai Kinija yra ta pati, yra taip pat. Ir jie yra netgi paskirstę, kad šalis šiaurėje yra sūri, rytuose yra aštri, vakaruose yra rūgšti, o pietuose yra saldi. Čia aišku buvo šita dalis, daugiau, kol dar Kinija buvo nedidelė, regionas nedidelis, ir jis buvo apibūdintas būtent, kad tuose regionuose maisto specifika yra, kad šiaurė tokia daugiau suresnis, o vat, pavyzdžiui, pietuose, arčiau Šanchajaus, dar piečiau maistas yra saldžiarūgštis, saldus. Ir pas mus restoranuose dažnai sutinkam maistą, kuris yra atkeliavęs būtent iš pietinės dalies, saldžiarūgščiai, įvairūs patiekalai. Rūgštus, tai yra, kinai labai mėgsta irgi actą, jie gamina actą, sendina actą, tai va, tarkim, pas mus Italija, ar balzamiko actus, kur daug kas žinote turbūt, įvairiausiai actai, tai irgi Kinijoje yra labai populiaru. Aš gyvenau Šandongo provincijoje, Šandongo provincijoje buvo ne saldžiai, o rūgščiai surus, truputį aštrus maistas, tai man buvo labai atitiko mano pomėgius, turbūt kaip mes lietuviai esam to tokio saldaus maisto nelabai mėgstam, bet, pavyzdžiui, raugintos daržovės, troškintos daržovės, mėsa, įvairūs irgi miltiniai patiekalai, būtent yra populiarūs tuose regionuose. Ir čia galite pastebėti, aš įtraukiau dar vieną nuotrauką, viršuje yra bandelės, o apačioje yra ryžiai. Kinija irgi yra pasidalinus. Šiaurinė dalis Kinijoje labiau mėgsta užkąsti. Tarkim, valgote mėsą, valgote daržovės, tai šiauriniai dalyje jie mėgsta užkąsti tarsi balta duona, tai yra tokie miltų, tai yra bandelės paruoštos ant garų, kuriomis būna užkanda stipriau. O pietuose labiau yra paplitę ryžiai. Ir žmonės, valgydami mėsą, užkanda ryžiais. Tai va čia irgi, kadangi aš gyvenau daugiau šiaurinėje pusėje, aš irgi galvoju, kad čia jau visur mes tos ryžius valgysim, bet ne. Yra daug kur valgoma būtent bandelėmis užkandoma. Ir be viso šito, tai ryžius taip pat valgo. Bet buvau labai nustebintas, kad kinai labai mėgsta bulves beje. Ir jie kai kur valgo bulves ir valgo su ryžiais. Tai yra bulvių patiekalas ir, pavyzdžiui, jis užkandamas ryžiais. Arba bulvių patiekalas užkandamas bandelėmis. Ir vienoje vietoje netgi radau kiniškus cepelinus. Tik tai ten jie buvo pagaminti ne iš pačio bulvių tarkio, o iš krakmolo. O įdaras buvo grybų įdaras. Atrodo, forma viskas kaip cepelinai, o iš tikrųjų įdaryta grybais ir skonis labai panašus beje, nes naudoja bulvių krakmolą. Tai va, tai kinai viską valgo, viską mėgsta, beje, kas atvažiuoja į Lietuvą kinų, jie irgi vertina mūsų cepelinus, nustemba, kad mes irgi koldūnus turime. Nes mano irgi buvo pasididžiavimas, kad mano mama nuo pat vaikystės netgi pusryčiams mums gamindavo koldūnus, tai jie nustebėdavosi kinai. Čia tokia daugiau vaizdinė, kad pamatyti kinai, kaip jie maitinasi, tai aišku, kinams yra labai svarbu ne tik, kad maistas būtų skanus, bet yra taip pat labai svarbu, kad jis gražiai atrodytų. Ir įvairios spalvinės gamos, įvairios formos, įvairūs pjaustymo būdai, supjaustyti daržovę, supjaustyti mėsą, tai yra jau daugybė technikų, kurias įvaldę virtuvės šefai yra būtent vertinami ir labai vertinami ne tik pas save Kinijoje, bet ir pas mus. Kuo šefas geriau moka pjaustyti, paruošti, tuo jis pas jį techniniai įgūdžiai yra geresni, tuo jis brangesnis.
Pusryčiams kinai mėgsta valgyti, va čia galite matyti, tai yra košės, bet košės yra daugiau geriamos. Gerti šiltą sojų pieną arba valgyti šviežią sojų, tik sutrauktą, tarsi kefyras atrodo, sojų, aš sakyčiau, varškę vadinčiau turbūt. Košės yra visiškai skystos, jos yra geriamos, tai yra dažniausiai arba ryžiai, arba tam tikros kruopos, į jas dedama arba kažkokių tai džiovintų vaisių, datulių, gali būti razinų, gali būti šiaip kažkokių kitų džiovintų vaisių ir labai pradėti dieną iš tiesų yra neapsunkstama, išgėrus tokios košės visai gerai jaučiamasi. Labai populiarus irgi tokios pailgos spurgos keptos aliejuje, tai jos dažniausiai valgomos yra su sojos pienu, tai labai skanu. Tai čia daugiau šiaurėje tokie dalykai yra, pietuose daugiau yra maži kolduniukai, maži įvairūs springrolai vadinami, susukti. Ir juos dažniausiai iš ryto su arbata, mėgais, pavyzdžiui, Šanchajuje labai populiaru, arba kitose pietiniuose miestuose. Kinų, kai klausdavau, ką jūs labiausiai mėgstat grįžtat namo, ką jūs norit, kad mama jums pagamintų. Tai vat yra toks dalykas, tai kiaušiniai su pomidorais. Pirmiausia, apkepina pomidorus, po to apkepina kiaušinį, sumaišo su pomidorais, truputį svogūnų. Ir tai yra vienas toks naminis, greitai paruošiamas ir labai visų mėgiamas patiekalas. Taip pat turi galybę patiekalų iš sojos sūrių, iš sojos ir sojos pačios, sojos sūrio, gaminama įvairiausių labai skanių patiekalų, kuriuo aš iki važiuojant į Kiniją net nebuvau ragavęs ir ten nuvykęs tikrai paskui negalėjau sustoti valgyti. Džiaugiuosi, kad dabar galima ir Maksimai rasti pas mus. Tai taip pat jie labai mėgsta makaronus, o čia ginčiai didieji, kas pirmiau padarė makaronus, ar italai, ar kinai. Tai amžinas ginčas tarp kinų ir italų, kaip ir koldūnai, visi svarsto, kas tai galėjo būti, kas pirmiau tą makaronų sukūrė. Kinai savinasi savo, italai savinasi savo. Čia galite pamatyti, tai yra labai skanus patiekalas, tai yra vidury puodas, verdas sriuba, tai yra buljonas, ir į jį deda, sėdi aplinkui stalą ir visi deda, kartu verda, o po to su lazdelėmis kabina iš šito puodo, mirko į padažą ir skanauja. Ir čia yra įvairūs žalia mėsa, nieko bet plonai supjaustyta, kad jinai išvirtų labai greitai. Užmerki ir ten kelių sekundžių bėgyje, po to trauki, jau gali valgyti. Ir įvairiausius produktus jie deda į šitas ribas. Ir tai yra toks ypač žiemos, oras atšąla, jis toks karštas, aštrus patiekalas ir labai mėgiamas. Kinų restoranai, didžiausi restoranai, šimtais stalų, susirenka daugybė žmonių ir ypač, kai tik atšąla oras, kaip minėjau, ypač žiemos metu šiaurinėje dalyje, tai yra labai mėgiamas patiekalas. Tai vadinamas kuoguo arba hotpot arba karštas puodas. Nu ir kaipgi be egzotikos, aišku, egzotika, tai Kinijoje pirmas dalykas, kas jau užsieniečius labiausiai išgąsdina, o kai ką labai nudžiugina, tai būčiau vienas aš iš tų, kuris labai mėgstu ragauti, tikrinti, jeigu aš žinau, kad kažkas toje šalyje kažką valgo egzotiško, tai vadinasi, yra valgoma, galima valgyti, tik reikia, aišku, priprasti turbūt, arba atrasti skonį, tai čia matot tokius dalykus, kurio man irgi buvo pirmą kartą atrasta Kinijoje, nors aš ir keliavęs po Aziją buvau, bet aš jo susidūriau ir beje labai patiko. Tai yra vadinami tūkstantmečio kiaušiniai, kurie yra kiaušiniai žali, apvoliojami moliu ir spaliais ir po to laikoma daugybę dienų.
kol jie nuo karščio užkasti žemėje įgauna baltymas, įgauna skaidrę gražią spalvą, o trynys įgauna žalią spalvą. Jis turi tokį specifinį kvapą, bet su įvairiais padažais jis yra labai skanus patiekalas, bet čia, kaip sako, reikia priprasti. Ir mano buvo pirmusios Velykos Kinijoje, kai aš atvažiavau vasario mėnesį, tai aš savo Velykom nusipirkau tokių kiaušinių. Tai man pavyko tik vieną gabalėlį veikti, bet po to teko skaniau gauti, nes aš dar nežinau, kaip valgyti. Įvairūs vabalai, įvairios lervos, apkepintos. Negalvokim, kad kinai tai kasdieną valgo, tai iš tiesų ne. Tai yra irgi noras parodyti užsieniečiams arba patys retkarčiais valgo, arba tai būna kažkokiom šventėm skirta, kur jau iš tiesų yra labai brangu. Tai tarkim tokios lervos, vabzdžiai, tai čia dažniausiai būna tokie kvartalai, kur galima nueiti, vaikšto visi, ten vyksta prekyba, mugės ir tada žmonės ragauja tokių dalykų, bet ir tikrai žinau kinų, kurie sako, ne, aš tokių dalykų nevalgysiu. Man buvo vienas iš atradimų, kurių iki šiol, kai kas grįžta iš Kinijos, aš visada prašau, tai yra vištos kojos, bet vištos kojos tai yra letenėlės. Yra labai skaniai paruošiamos, jos yra ištroškinamos, jos yra traškios ir aš kaip sakau, ypač vyresniems žmonėms, tai yra tiesiog kolageno šaltinis, labai gerai padedantis nesenti ir atrodyti jaunais. Tai jie jas paruošia su įvairiausiais prieskoniais, aštriais, su rūgščiai. Ir paragavus tai yra tokia traškos, nežinau, kas mėgsta, kur yra kremzlės, nes man patinka irgi šaltienos, beje, kinai turi šaltieną taip pat. Tai tokie dalykai, vištos kulšelės arba vištos krūtinėlė, pavyzdžiui, Kinijoje yra pigiau parduodamos negu, pavyzdžiui, šitos vištų kojelės, jūs matote. Nes tas produktas pas juos yra labai mėgiamas. Ir jis yra netgi brangesnis negu krūtinėlė ir negu kulšelės. Sparneliai, šitie piršteliai yra vieni iš brangiausių parduotuvėje perkant. Kiaulių galvos, kiaulių ausis, kiaulė, kaip ir lietuviai, kinai suvalgo viską. Ir daro dešras, ir kojas. Kiaulės galva, ko gero, aš Lietuvoje nevalgiau tokios skanios, kokią aš valgiau Kinijoje. Ir jos galima prekybos centruose visur laisvai nusipirkti gatavų, paruoštų jau produktų skyriuose. Tikrai skanu, nes kinai labai moka pateikti ir suderinti skonius. Kaipgi be jūros gėrybių? Jūros gėrybės taip irgi, kur jau gyvens, kadangi didžioji dalis Kinijos gyventojų gyvena palei jūrą, tai jūros gėrybės tai yra irgi ne tik stalo puošmena, bet ir kasdienis maistas. Ir pavyzdžiui, šitos mažos kriauklytės mano regione, kur aš gyvenau, tai jos labai pigiai kainuoja, bet yra labai skanios. Beje, čia Italijoje galit sutikti. Vongolė vadinasi, tiek Ispanijoje, nežinau kaip vadina, bet ir mūsuose galima rasti. Jos labai pigios, pas mus nekainuoja pigiai, kiek pastebėjau. Čia įvairūs šitie jūros agurkai, kriauklytės įvairios, raigės, kriauklės. Tai kaip aš sakau, mes europiečiai, tai čia atitiktų Prancūziją, ko gero, panašius produktus jie irgi mėgsta valgyti. Tai aš jau, kai jau aiškindavau kinams, sakydavau, kad mes irgi valgom, bet ne Lietuvoje. Varlių kulšelės, varlių troškiniai, vėžliai, viskas valgoma. Viščiukas, višta, tai irgi yra nuo galvos iki kojos gauni troškinį, kai juokdavomės gali surinkti visą vištą iš mažų gabalėlių. Tai va, tai maisto egzotinio nestinga, bet tikrai jie neperša ir nekiša kiekvieną dieną, patys jo nevalgo kiekvieną dieną, tai jeigu keliausit į Kiniją, tikrai pagerbdami svečią gal pavaišins, nes, pavyzdžiui, jūros agurkas, čia su tokia kriaukle, aš net jau nebepamenu pavadinimą,
Tai tik per didelės šventes, prabangiuose vakarienėse arba renginiuose gali gauti. Tai yra labai brangus patiekalas, sunkiai gaunama. Teko dirbti su jūros gėrybėmis, jūros gėrybių kompanijoje Kinijoje, tai tenai taip, irgi lobsteriai įvairūs, krabai, jūros gėrybės importuojamos iš Europos arba Amerikos labai vertinama, irgi labai brangu. Vietiniai auginti pigu, nes daug kas, kaip sako, tiek jūra, tiek patys gyviai yra užteršti ir gali būti pavojinga valgyti. Tai tiek apie maistą, kadangi irgi aš pats maisto mėgėjas esu, tai galėčiau daug pasakoti, bet kadangi jau žinau, kad gali būti laiko per mažai, tai pereinu prie kinų medicinos. Ir kinų medicina yra toks dalykas, kur irgi jie gydo ne cheminiais vaistais, tai čia yra iš senovės. Gydo jie cheminiais vaistais ir šiuo metu, šiais laikais, kinai miksuoja vakarų mediciną su kinų medicina. Ir aš tiek jau pats esu buvęs tiek ir ligoninėje Kinijoje, tiek teko ir vaistus pirkti, ar peršalus. Tiek vaistininkai, tiek gydytojai įvairiai atsiliepia apie tą kinų mediciną, kadangi vakarietiška medicina skirta yra greitai pastatyti, ypač amerikietišką. Mes jau kažkaip su kolegom ir atrišom tą paslaptį, kad kai tu dirbi, gyvenimo tempas labai įtemptas yra, tu neturi laiko sirgti, tada kažkaip, jeigu susirgai, norisi greitai pasveikti. Greitai pasveikti padeda vakarietiška medicina, bet ne pasveikti greičiau, o pašalinti ligos sunkiuosius požymius, tarkim, numušti karštį, numušti galvos skausmą, bet vakarų medicina negydo priežasties. Kame priežastis? Ar tai inkstuose, ar tai kepenyse, ar tai virškinime, ar kažkur. Ir kinai patys pripažino, jeigu peršalai, o kadangi jie dirba daug, dirba intensyviai, jie jau patys sako, gydytis kinų medicina yra viskas labai gerai, šaunu, tačiau tai užtrunka ilgai. Iki ligos, sako, einam ilgai, tai nenorėkit, kad ir išgysite greitai. Tai vat kinų medicinoje, šiuolaikinėje medicinoje, kai gydytojai pasakė, mes iš vakarų paimam tai, kas geriausia, ir sumaišom su kinų medicinos irgi tai, kas geriausia. Tai iki vakarėti pradėjo Kinijoje, kinai daugiausiai naudojo, aišku, augalinius vaistus, gydyti būtent priežasčiai, ir tai dažniausiai yra viskas siejama su vidaus organais, tai yra kepenys, inkstai, blužnis ir virškinimas, skrandis. Tai yra vieni iš pagrindinių žmogaus organizmo variklių, ir čia, kai sutrinka kažkur energetinis kažkoks kanalas, užsikiša dar kažkas, tai vat jie tada bando juos valyti tiek įvairiom mankštom, tiek įvairiais būdais, kaip akupunktūra ar taurės, būtent, kad atstatytų sveikatą netradiciniais būdais. Mes vadinam netradiciniais, jie vadina tai tradiciniais. Ir čia galit pamatyti įvairiausių žolelių, įvairiausių šaknų, įvairiausių vaisių, gyvūnų, ir ypač Honkonge, ypač pietinėje dalyje, jeigu užeini į tą tradicinės medicinos vaistinę, tai pasijauti tarsi būtum biologijos, zoologijos muziejuje, kur teiraujasi, kokia pas tave liga, tada jie parenka tam tikrą ar tai augalą, ar tai gyvūną gydyti, malama, ar tai daromas kažkoks užpiltinė, tinktūra, įvairiausiais būdais yra tie tradicinės medicinos žinovai, kurie žino, kaip gydyti. Ir, pavyzdžiui, va šitą sriuba, tarsi akvariumas, kurie atrodo, tai čia yra vištiena, tai yra vištienos sultinys, kartu ir vėžlys, vėžlienos dažniausiai yra atstatyti jėgoms, ypač po gimdymų, po kažkokių sunkių ligų. Tai yra būtent sustiprinti organizmą ne vaistais, o būtent maistu. Ir kinai būtent sako, maistas tai būna ne tik maistas, bet maistas ir vaistas.
jie dažnai, nedažnai, bet tai labai populiaru gydyti būtent maistu. Aišku, čia prie egzotikos galit matyti, pavyzdžiui, toks dalykas kaip kregždžių lizdai yra, kregždės savo seilėmis padaro tokius lizdus, tai iš jų verdomos sriubos irgi, kurios yra labai brangios, valgomi tie patys lizdai, vėl, kad pagerintų organizmo vidaus organų veiklą, kad žmogus pasijustų geriau. Įvairios kerpės, įvairūs grybai, visiška galybė ir jie tai žino. Su laiku viskas praeina, jaunoji karta vis mažiau pasitiki tą mediciną, kas nebūtų liūdna, nes nuėjus į vaistinę, tu gauni tarsi tradicinės kinų medicinos vaistą nuo peršalimo, tarsi arbata, bet sudėtį pasižiūrėjęs, žiūri, kad yra ir maišyta ir paracetamolio. Muštis, kad greičiau numuštų temperatūrą, kad greičiau atsistotum ant kojų. Tai tas bėgimas kinams irgi yra nesvetimas, greitas gyvenimo būdas, matant jų ekonomikos tempus, tai yra, matosi, kad tai jau tampa būtinybė ir jie tikrai geranoriškai labai noriai pereina prie vakarietiškos, čia antibiotikų įvairių irgi, prie vakarietiškos medicinos. Tai liūdina, nes po truputį jie gali ir prarasti tą savo autentiškumą ir būtent tą kinų medicinos žavesį. O čia galit matyti įvairūs būdai, kuriais yra bandoma gydyti, gydoma įvairios ligos. Mūsų, kas jau esam vyresnio amžiaus, visi žinom taurės, tai jie ypač mėgsta naudoti taurės, bet taurės yra iki tiek, kad ten išsiurbiamas net kraujas. Su kraujo nuleidimu, blogo kraujo ištraukimu, kaip jie vadina, gydomos tam tikros kūno dalis ir, pavyzdžiui, čia gali būti plaučiai, gali būti inkstai, gali būti kepenys ir jie ištraukia karštį, jeigu ten, sako, pavyzdžiui, tas organas karščiuoja, ten tas organas yra per daug yin ir yang. Pavyzdžiui, yin yra šaltas, yang yra karštas ir kiekvienam gydymui taikomas tam tikras metodas, ar pakelti karštį, ar pakelti šaltį, kad subalansuotų, kad žmoguje būtų pusiausvyra tiek šalčio, tiek karščio, tiek moteriško, tiek vyriško prado. Ir čia galite matyti, yra brūžinama mentelėmis, kad net lieka didžiausios raudonos dėmės, kraujosruvos, tai irgi sakoma, jeigu ta vieta, kur labai paraudonavę, tai vadinasi, toje vietoje yra kažkokios problemos. Visi žinom akupunktūrą. Akupunktūros būdu, tai čia jau viena iš kinų medicinos klasikų yra. Kinai taip pat mėgsta, šildymas vyksta tam tikrų taškų ir pas juos yra labai populiarus, tai yra vienas iš populiariausių augalų, tai yra kietis, pas mus jis irgi auga. Arba pelynas vadinamas, ir čia viena kinų mokslininkė, net gavusi Nobelio premiją, panaudojo pelyną būtent maliarijos vaisto kūrimui, sukūrė vaistą, tai kinai tiesiog dievina tą augalą, jis yra visur naudojamas, ir ypač, kas yra deginama, daromos mažos žvakutės. Tiek kvėpavimui, tiek prie durų netgi galima pamatyti sukabinėtas pelynas, tas kietis, kad atbaidytų tiek vabzdžius, tiek blogasias dvasias. Be visų šių vaistų, be visų šių daiktų, taip pat yra labai svarbi kinų mankšta, tai yra qigongas arba tai chi. Pas mus institute taip pat vyksta užsiėmimai, irgi galite rasti ir užsirašyti, beje, grįžta mūsų kinė dėstytoja, mokslų daktarė, kuri šiuo metu Kinijoje ir nuo spalio vidurio pas mus institute pradės vesti mankštas, irgi būtent tai chi mankštas, skirtas pagerinti sveikatą. Ir vyresni žmonės puikiai moka ir žino, kaip tai daryti, jaunimas po truputį pamiršta. Ir tai yra, kad išstumia po truputį tą senovinį būdą tai chi, matot nuotraukose. Vis dar parkuose susirenka žmonių, daro tai chi, bet
vis daugiau žmonių renkasi įvairius šokius. Aš irgi papasakosiu, kaip kinai aktyviai gyvena. Kinai labai mėgsta aktyvų gyvenimą, judėjimą ir, pavyzdžiui, vakare po vakarienės visi masiškai išeina į gatves, yra parkai, kur eina pasivaikščioti po valgio ir prieš miegą. Tai čia matot, juokingų tokių galima pastebėti. Ir 4 vaikštančių, ir atbulom vaikštančių, šokančių šiaip šokius, užsiemančių kardais, darančių tai chi. Aš pats turėjau puikią galimybę ant jūros kranto, kadangi miestas buvo, tai netgi pliaže, vakare, šviečiant mėnuliui pakilus, mes darydavom tai chi su dideliu būriu pagyvenusių žmonių. Ir tai puikus pasiruošimas miegui, kitai darbo dienai. Kiti žmonės labiau mėgsta anksti ryte, kai saulė kyla. Tai yra puikiai priemonė irgi save pažadinti, pabudinti organizmą, kad energiją išsivaikščioti ir pasijusti daug energingiau. Tai šitą tai chi irgi reklamuoju ir kviečiu, kas norėsit prisijungti pas mus. O čia iš mano miesto, kur aš gyvenu, yra didelės aikštės ir žmonės prie prekybos centro vakare, pavyzdžiui, čia jie taip šoka. Tai va šitaip kiekvienas kiemas, kiekviena aikštė vakare tiesiog klykia nuo muzikos ir daugybė žmonių be jokio skrupulo ramiai šoka. Moki, nemoki, jokio skirtumo, eini ir šoki. Nes tai yra sveika ir jie ten tos įvairiausius pratimus daro. Aerobika, tarsi aerobika. Tai aš eidavau netgi specialiai pasižiūrėti, nes tai iš tiesų atrodo įspūdingai, kaip jie ten visi šoka ir tas toks ritmiškas kartu buvimas, kartu tarsi bendravimas, bet vieni su kitais ir nešneka, bet tarsi kartu būna ir kartu sveika, ir kartu buvimas, ir čia būtent dažniausiai tai yra po vakarienės. Ir dažniausiai tai yra pagyvenusios moterys renkasi ir užsiema būtent šitais šokiais. Tai išstumia, aš jau, kaip man čia sakydavo anksčiau, iki vykstant į Kiniją, ten visur Kinijoje užsiema tai chi. Ne, ten tai chi vis mažiau užsiema, ten visur masiškai šoka. Daug kur jau pradėjo drausti, kadangi pasileidžia labai garsiai muziką. Tai aplinkiniai, kai kurie būna labai nepatenkinti, nes ypač didelis kiemas apsumtas, daugybės namų, aidi, kaip didžiausias koncertas būtų stadione. Tai taip kinai ir linksminasi ir sportuoja. Ir taip apie valandą, gerą valandą jie šoka. Čia tenka pamatyti, kaip irgi parkuose vyrukai gal mažiau šoka, bet irgi mėgsta įvairiai sportuoti. Čia įvairūs žaidimai aktyvūs, parkuose irgi labai aktyviai žaidžiama.
Tai sportuoti, jeigu galvoju, čia tikrai tai nėra kažkokie kadrai pagauti kažkur. Tai yra ištisai visi parkai, kur tik yra kažkokia galimybė, kinai labai aktyviai jais naudojasi. Mūsų aikštelės mes kaip irgi turim savo kiemuose ar parkuose. Tai aš praeidamas pastebiu, kad būna dažnai laisva. Kinijoje tai ištisai jie užimti yra, žmonės tikrai mėgsta sportuoti, ypač pagyvenę žmonės, kas labai stebina jų lankstumas, jų tamprumas, špagatus daro, kojas užsikelia ant tvoros, prisilenkimus daro. Ir man vienas kinas yra pasakęs, sakė, tu pasensti ir susensti, jeigu tu jau nebeišlipi iš lovos. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, tu turi judėti, kol tavo kojos tave neša, tol tu gyveni, o jeigu tu jau nebegali vaikščioti, tai jau, kadangi čia ko gero irgi anksčiau, jeigu susirgai, tai jau tu nesi labai reikalingas visuomeniai. Tai jie stengiasi visais būdais sportuoti, gyventi sveikai, maitinti sveikai ir šitas pas juos tikrai yra visuomeniai labai populiaru ir viskas tam pritaikyta. Nuostabus parkai, nuostabios aikštelės ir, sakau, žmonės tikrai gyvena sveikai. Pereinant prie kitos temos, tai yra prie šeimos. Tai yra vienas iš turbūt irgi pagrindinių kertinių Kinijos akmenų, tų kertinių nešėjų, tai yra šeima. Kinijoje tai yra pagrindinis dalykas, tai yra šeima, tai pagal Konfucijų irgi, tu turi gerbti tėvą, motiną, jaunesnis brolis, vyresnį brolį ir viskas yra šeima arba klanas, visas yra susiję, kad yra draugai, yra pažįstami, bet svarbiausia yra šeima. Tai šeima iki 1979 metų Kinijoje pasižymėjo gausybę vaikų. Ir mano beje pažįstamų, kurie yra gimę iki 79 metų, tai visi gal po 5, po 6 brolius turi, o kai kurie yra net virš 10 vaikų šeimos. O su 79 metais atėjo didžioji vieno vaiko politika, kuri ganėtinai turėjo skaudžių pasekmių ir su kuriomis tenka susidurti ir dabar. Šiaip jeigu statistiškai buvo 100 mergaičių 105 berniukai, po šitos reformos atsitiko toks dalykas, kad 100 mergaičių 120 berniukų. Yra tokių regionų, kad skaičiuojama apie 100 vyrų, 100 milijonų gal vyrų yra, kurie gali būti, kad jie niekada neves, nes jie paprasčiausiai neturi tos galimybės, nes trūksta mergaičių. Kadangi šeimoje, kaip ir senoviniai lietuvių šeimoje turbūt buvo, svarbiausia pirmiausia pirmagimis vyras, kad būtų berniukas, tai pas kinus irgi tai yra svarbu, nes vyras dažniausiai išlaikydavo ir tėvus. Mergaitės būdavo atiduodamos, ištekinamos ir jos jau iškeliaudavo į kitą šeimą, gimdyti vaikų, dirbti kitos savo švyjoje, kaip sakoma, o sūnus tai buvo kaip ir socialinė garantija, kuri išlaikydavo. Ir 79 metais, kai buvo šita politika paskelbta, kinai masiškai gimdydami vaikus labai žiūrėdavo, ar tai bus berniukas ar mergaitė, nes jie galės turėti tik vieną vaiką. Iki žiaurių istorijų teko girdėti, kad, pavyzdžiui, būdavo atsikratoma mergaičių, jos arba paliekamos, arba nužudomos, arba daromi išankstiniai abortai. Medikai, kinų tradicinės medicinos gydytojai netgi iš pulso gali nustatyti, ar moteris nėščia, kaip jie byloja, gali net ir nustatyti lytį. Ir tai vyko baisus dalykai, netgi vyriausybė priėmė po to sprendimą, kad kinai iki šiol negali legaliai sužinoti vaiko lyties, kad nevyktų, kad nesugalvotų atsikratyti, nes abortai Kinijoje yra oficialūs. Jeigu tik tai kai buvo vieno vaiko politika, jeigu tik pasijuto nėščia moteris, tai labai greitai suorganizuodavo abortą, kad tik tai netektų gimdyti antro vaiko ir pažeisti to vieno vaiko šeimos politikos.
Nes už tą pažeidimą irgi vaikas negauna registracijos, šeima turi mokėti baudą, vaikas lieka be šito savo, neturi galimybės, antras vaikas, tai arba trečias, neturi galimybės nei mokytis, nei studijuoti, nes jis yra be dokumentų. Tas dažniausiai atsitikdavo kaime labiau, kaime galbūt laisviau žiūrėjo, kad jie galėdavo ir turėdavo po 2 vaikus, nes jie dažniausiai tus vaikus ir pasilikdavo savo. Čia aš parodysiu, taip, nuo 79 iki 2015 metų. Tai yra, kaime galėjo turėti daugiau, nes jie gimdydavo vaikus ir su ta mintim, kad gali pasilikti tas vaikas pas juos ir niekur nenukeliaus, tai buvo žiūrima lengviau. Mieste buvo griežčiau, ten buvo taip, kad jau gali ir netekti darbo, arba turi susimokėti didelę baudą, kaip sakydavom ir juokdavomės mes, tai jūs, vadinas, nusipirkot vaiką. Ir jeigu aš Kiniją nuvažiavau 2013 metais, mes matydavom gatvėje einantį su vaiku, 2 vaikais ar 3 vaikais, tai tu jau sakydavom, taip, tai jau turtinga šeima, nes jie jau turėjo vien susimokėti didelę baudą, kad galėtų turėti tuos vaikus. O kad jau išleisti mokyklą, dar kažką, tai yra privačios mokyklos priimti gali, tie, kurie neturi jokių dokumentų. Tai iš tiesų brangus malonumas turėti buvo 2 vaikus ar 3 vaikus. Kinams, kad jeigu tuo metu, tame 79-15 metų tarpe, gimdavo dvynukai, tai vadinosi dviguba laimė, nes jiems jau tai buvo leidžiama. Dvynukai, trinukai, tai buvo čia viskas, jau Dievo dovana ir tada tu jau turi kelis vaikus. Kitu atveju, tai jūs galite matyti, tai buvo formulė 4 + 2 + 1. Maži vaikučiai, vaikas gimęs po 79 metų, tai jis buvo tas, kuris ateityje turės išlaikyti tiek savo senstančius tėvus ir dar tiek pat ir savo senelius, 4 senelius, 2 tėvus ir 1 vaikas. Vaikai iki mokyklos gyvena mažojo imperatoriaus statusu, kaip vadina, jie lepinami, popinami ir visa kita, o kai jau išeina į mokyklą, viskas, jie tampa imperatorių, nebe imperatorės, o, kaip sako, tarnais. Juos tada spaudžia, šeima kiek įmanoma, kad jie mokytųsi, įgytų gerą specialybę, kad uždirbtų gerus pinigus, nes tuo metu buvo labai aktualu, kad tas 1 vaikas sugebėtų išlaikyti visą šeimą. Čia matot raudančią mamą, 2008 metai, aš dabar gerai nepamenu, įvyko didelis žemės drebėjimas Sičiuane, ten kur pandos gyvena, žuvo ir sugriuvo daugybė mokyklų, tai buvo pamokų metu. Žuvo daugybė vaikų. Ir daugybė tėvų, kurie ypač amžiaus 40-50 turėjo 1 vaiką ir jų neteko. Tai čia buvo toks didelis signalas, kad atsitiko, kad tėvai liko be vaikų, kažkas turi vykti, kažkas turi būti daroma. Ir beje, Kinijoje labai populiarus dalykas yra vaikų pagrobimai. Jie bent jau labai saugo ir aktualu yra, kad, pavyzdžiui, kažkur miestuose dideliuose gali prapulti vaikas. Aš kiek dirbau mokytojavau, tai netgi vaikai mokomi yra, kad, pavyzdžiui, mieste, jeigu tu pasiklydai, nuo tėvų atsilikai kažkur, jokių būdų nesikreipk į svetimą žmogų pagalbos. Ieškok policininko ir pasakyk, kad tu pasiklydai, nes kitu atveju tave gali pagrobti. Ir tai yra suprantama, kad yra daug šeimų, kurios neturi vaikų ar negali turėti vaikų. Jie kažkokiais būdais bando juos įgyti. Tai netgi ir tokių, kaip sako, nusikaltimų. Yra įvairių filmų, kur pasakoja, kai grįžta atrandami vaikai netgi po 30 metų. Ir tarkim, laida, viena iš labai populiarių laidų, tai yra ieškoti savo giminaičių, tai būtent tokių pasekmių
Pasiekoje giminaičiai ieško prarastų vaikų, prapuolusių kažkokių vaikų, kažkokių giminaičių. Tai yra labai populiarios laidos, ypač per televiziją. Lyties, kaip ir minėjau, nustatymas yra uždraustas iki šiol, tačiau 15 metai jau praėjo. Nuo 15 metų iki 21 metų, tai būtent tuo laikotarpiu, kai aš buvau Kinijoje, atsitiko, kad valstybė pakeitė politiką ir jau buvo formulė 4+2+2. Tai reiškia 4 seneliai, 2 tėvai ir 2 vaikučiai. Tai jau galėjo turėti 2 vaikus. Ir nuo 21 jau buvo paleista netgi, kad gali turėti 3 vaikus. Ir šitas irgi turi tam tikrą pasekmę, kadangi vieno vaiko politika, kaip ir minėjau, turėjo didelę žalą, tai pradžiai gal ir buvo gerai, kadangi Kinijoje su maistu buvo problema, nes per kultūrinę revoliuciją Kinai labai badavo, buvo sunaikinti dideli ūkiai ir maisto trūkumas. Ir tuo metu nuspręsta, kad būtų mažiau žmonių, nes kuo mažiau žmonių, tuo daugiau maisto liks. Ir tai sąlygo gal tą trumpalaikę naudą, bet ilgalaikiai perspektyva atsitiko tai, kad visuomenė pagavo baisų pagreitį, sensta labai greitai, o nuo 79 iki 15 metų per šitą tarpą užaugo porą kartų žmonių, kurie jau nelabai benori turėti daugiau vaikų, nes jie priprato būti vieni, būti mažieji imperatoriai, būti mažieji karaliukai, lepinti, ir jie net nebemoka būti kartu su daugiau žmonių. Todėl akivaizdu, kad valstybė jau pamatė, kad netgi tas paleidimas, kad tu gali turėti 2 vaikus, nebepadeda, todėl buvo paleista, kad gali turėti 3 ir daugiau. Bet visuomenė neskuba, kadangi jie argumentas ne tik, kad nenori turėti, bet kitas argumentas yra, vaiką užauginti Kinijoje dabar yra labai brangu. Tai yra, kadangi tėvai visi nori, kad vaikas eitų į geresnę mokyklą, kad eitų geresnį darželį, kad baigtų geresnį universitetą, gautų geresnį darbą, tai yra nežmoniška konkurencija. Ir kad tą konkurenciją jie išgyventų, stengiasi, deda pastangas, kad šitie vaikai gautų viską, kas geriausia. Todėl tu turi daug investuoti. Pavyzdžiui, aš dirbau privačiam darželyje, teko dirbti, tai, pavyzdžiui, mėnesio užmokestis buvo nuo 8 iki $1000 už vieną vaiką mėnesių. Ir tai visiškai mažas miestelis Kinijoje. Tai, ta prasme, galima įvertinti, kiek tai kainuoja. O butai, namai, kuo arčiau geresnės mokyklos, tuo jie brangesni. Tai toks argumentas yra pas kinus galvoje, kad turėti daug vaikų, tai yra iš tiesų brangu. O kadangi socialinė politika pas juos gerėja, tai kaip ir nebėra tos tradicijos, kad sūnus mane išlaikys, o kadangi valstybė turtinga, tai galima apsisukti ir su vienu vaiku. Bet kadangi vienas vaikas išmokęs gyventi yra pats savo ir daug kas nelabai nori vesti ar tekėti, yra toks įdomus dalykas, tai yra nuotakų arba jaunikių turgus. Ir Kinijoje didžiuosiuose miestuose gali prie parkuose pamatyti tikrai didelį turgų, kur sėdi pagyvenusios moteris, pagyvenę vyrai su daugybė nuotraukų, su aprašymais. Tai va čia galit matyti, tai yra jų sūnus arba anūkas, kuris nėra vedęs, kadangi jis dirba ar kažkur studijuoja, tai laisvu metu mama, tėtis, senelis, močiutė užsiema nuotakos arba jaunikio paieškomis. Ir, pavyzdžiui, čia galit matyti, kad jaunikis gimė 77 metų, ūgis 81 metras 81 centimetras, magistro laipsnis, gyvena ten, turi butą, turi automobilį, ieško merginos, kuri būtų po 85 metų gimimo, ūgio virš 65 centimetrų, kad būtų išsilavinusi.
Visas yra netgi aprašymas, ko pageidauja ir jie ieško. Vieni su kitais suvedinėja. Mes turim tokią netgi situaciją, kad, pavyzdžiui, mūsų vienas iš dėstytojų, kuris dabar buvo taiči dėstytojas, jis jau artėjo 40 metų, nevedęs, tėvai griežtai užsiėmė, surado jam nuotaką ir jis jau grįžo į Kiniją, susituokė ir dabar jau kūrė šeimą Kinijoje su tėvų pagalba. Tai vat Kinijoje toks, kaip ir minėjau, šeima yra labai svarbu, tėveliai, seneliai taip pat dirba šitoj srity labai intensyviai. Ir čia galit matyti, kad vestuvės pas kinus irgi yra labai didelė šventė, tai jau jeigu tuokiamasi, tai jau tuokiamasi ir vyksta su didelė pompastika, su įvairiausiais renginiais. Pirmiausia, jeigu susirašė, tai metrikacijos biure, tai dažniausiai buvo fotografuojamasi. Yra vakarietiška mada, kad balta suknelė ir kur nors gražiam fone fotografuotis. Aš kur gyvenau, ten nuostabus pliažai, tai einant, pavyzdžiui, savaitgalį, aš matydavau 100 porų fotografuojasi vieni šalia kitų, kad gražus vaizdas. Tiek daug nori nusifotografuoti, daro albumus ir po to ateina laikas, yra tradicinės vestuvės, tai čia irgi būtinas dalykas, daug raudonos spalvos, daug svečių, daug dovanų, dovanojama beje irgi pinigai ir nešami raudoni vokeliai, ir kurie žymimi, svečio vardas pavardė netgi užsirašoma, kad žinoti, jeigu svečio sūnus ar duktė ar anūkė tekės, kad jau tu būsi pakviestas, žinotum, kiek jiems atnešti irgi vokelyje pinigų. Ir mano kolega, kuris dabar turėtų vesti, tai buvo piršlybos, čia galit matyti nuotrauką, tai buvo fotosesija, krūva pinigų, beje, buvo sumokėta nuotakai. Aš sakau, tai dabar apsimoka dukras turėti, kad jo nesu merginų trūkumas, tai jie juokiasi, bet taip yra mokama ir vaikinas būtinai turi turėti butą ir automobilį. Tai čia daug kas, jeigu nenori vesti ar tekėti, sako, aš dar neturiu automobilio, aš dar neturiu buto, aš dar nepasiruošęs, butai dabar brangus, tai dabar aš ir netekėsiu ir nevesiu. Tradicija taip pat irgi prie namų, dažnai pamatydavai, viskas uždangstyta raudonom, tokiom spalvom, violetiniam, kur gali būti slėptis blogis, tai pavyzdžiui, kanalizacijos, įvairūs elektros sujungimai, kur gali kažkas atnešti nelaimę, tai vestuvių dieną, pro kur praeina jaunieji, viskas yra uždengiama. Ir, aišku, po vestuvių tai yra laukiamas jau visi seneliai, visi trepsi ir kaip visur spaudžia, kadagi bus anūkai. Ir pas kinus tai, aišku, didelė laimė, kad jeigu šeimoje atsiranda vaikas. Ir čia prasideda vėl kinų tradicija, kur čia dar išlikusi ta tradicija tokia gilesnė, nors, kaip sakiau, vaistus jau lengviau jie perima vakarietiškus, bet, pavyzdžiui, gimdymas, po gimdymo yra netgi įstaigos, kur moteris 30 dienų lieka ir dažniausiai nesiprausia, nesimaudo, o paprasčiausiai būna tik su vaiku patalpoje, yra maitinama ir tokios namuose anksčiau tai būdavo, o dabar yra dideliam mieste. Tarkim, kad savam bute daugiabutį negyventi yra tarsi didžiausios kaip sanatorijos padarytos gimdyvėms, kuriuose sanatorijose gyvena gimdyvės, pagimdžiusios jau vaikus tą mėnesį, kad kartu susigyventi. Jie sako, kad mikroflora, visi nepasigautų pirmiausia jokių virusų, bet mamos bakterijas, mamos artumas, tas pagrindinis 30 dienų būtų vaiko pajustas ir tik po 30 dienų išleidžia iš tos įstaigos. 30 dienų bėgyje yra, kaip matot, pagalbininkės, kurios irgi padeda mamai pasiruošti mamos pareigoms, kaip vystyti, kaip prižiūrėti kūdikį, nes tas kūdikis iš tiesų irgi dar trapus yra. Tai kinai stengiasi irgi visais būdais padėti ir tik po 30 dienų išėję jau pradeda
rodyti vaiką, parodyti artimiesiems, artimiausiems. Ir va čia yra, kad dovanoja raudonai nudažytus kiaušinius vaiko gimimo proga. Ir švenčiama, kad jau vienas mėnuo, kai kūdikis jau gimęs, jis jau yra pasiruošęs atviram pasauliui. Kita labai svarbi vaiko gimimo, po vaiko gimimo, tai yra 100 dienų laikotarpis, tai yra švenčiama kaip tarsi gimtadienis, tai yra po 3 mėnesių, tai yra didelis renginys, pačiam teko sudalyvauti irgi mano draugų vaiko 3 mėnesių, tai yra 100 dienų šventė su didelė vakarienė, su daugybė svečių, kur buvo kūdikis pristatomas visiems, nešėm dovanas ir visi grožėjosi, žiūrėjo, aptarinėjo vaiką. Kai ateina 1 metų proga, tai yra tokia įdomi tradicija, liepimo šventė vadinasi. Čia galite matyti, vaikas sėdi ir priešais kūdikį sudedama įvairiausių dalykų, kurie atspindi tam tikrą profesiją. Ir duoda vaikui rinktis. Ir ką pirmiausia vaikas pagriebė, tai yra spėjama, kad tai bus tokia vaiko profesija. Čia jeigu matot gaublys, kažkoks turbūt keliautojas, kamuolys, galbūt sportininkas, kažkokie ten dar daiktai, tai vat ką jis pagriebė, tuom jis ir bus spėjama. Tai va čia tokia atrakcija pasidaro kinai savo 1 metų progą. Su vaikais yra situacija tokia, kad vaikučius, aišku, su labai dideliu noru prižiūri seneliai, bet kaip minėjau, kinai darbo ieško ir dažnai jie visur išvažiuoja dirbti. Ir daug šeimų yra, kur vaikai lieka pas senelius, tarkim mūsų Anglijos ar Ispanijos atvejais, kur daug vaikų gyvena pas senelius, tai Kinijoje tai irgi yra tokia pat aktuali problema, kad tėveliai būna išvažiavę ir negali prižiūrėti vaikų, tai atiduoda seneliams. Seneliai, aišku, labai geranoriškai tai daro, labai džiaugiasi, nes dažniausiai ypač dar iki buvo leidžiama daugiau vaikų turėti, tai jie su mielu noru prižiūri vaikučius. Kas neturi vaikų senelių šalia, o vaikus nori auginti pas save, tai yra išleidžiami į darželius. Čia mano paties fiksuoti vaikučiai, ten, kur aš dirbau, tai taip, čia jau yra privatus darželis, kur jie mokomi visko, pradedant anglų kalba, menų, tapyba, konfucionizmo taisyklėmis, fiziniu lavinimu, viskas, kas geriausia, yra suteikiama darželė, nes tėvai turi pinigų, bet neturi senelių šalia, kuriems galėtų atiduoti, arba kai kurie seneliai paprasčiausiai gal arba sveikata neleidžia tos vaikučius prižiūrėti. Tai jie išleidžia į darželius, kaip minėjau, kuriuose jie paruošiami yra tolesniam gyvenimo etapui, tai yra mokykla, o privačios mokyklos, tiek privatus ne privačios, o valstybinės mokyklos, tiek valstybiniai darželiai pasižymi didelę gausą vaikų vienoje grupėje, vienoje klasėje. Tarkim, privačiam darželiui, jeigu vienoje grupėje turi 15-20 vaikų, tai valdiškam bus iki 60 ir daugiau vaikų. Mokykloje klasėse 60 vaikų tai yra normalu. Ta prasme, klasėje sėdi 60 ir daugiau vaikų, yra mokytoja ir dar viena pagalbinė arba kelios, jeigu matot, pavyzdžiui, mokytojos, kurios padeda prižiūrėti vaikus, kad netriukšmautų. Tai mokyklos pertraukų metu, tarkim, tai yra vaikų yra 1000, tai triukšmas, kada pertraukos metu išbėga visi į lauką, tai yra labai garsas didelis, triukšminga, bet pamokų metu jie elgiasi ganėtinai, kas dirbo iš pažįstamų mokyklose, tai kinų vaikai išmokyti gerbti mokytojus. Aišku, ne be papildomų bausmių, kurios dar vis kai kur yra populiarios, tiek fizinės bausmės, bet tėvų požiūris taip pat yra, kad
vaikas privalo gerbti mokytoją. Tėvai nesikiša į mokytojų darbą. Mokytojo sprendimas visada yra teisingas. Tai va čia vėl įsijungia Konfucijaus mokymai ir jų tūkstantmetinės tradicijos. Kinų galvoje tai reiškia mokytojas, tai yra viskas. Ir jeigu vaikas buvo nubaustas, vadinasi, jis buvo teisingai nubaustas ir bausmė buvo teisingai paskirta. Nes vaikas turi mokytis ir stengtis mokytis. Aišku, vaikai kaip ir visur yra daug ir mobilūs telefonai, kompiuteriniai žaidimai. Vaikams taip pat yra aktualu, tiek ir Kinijoje, bet yra dabar netgi valstybinio lygio apribojimai, kad vaikai negali, vakare jau nebegali naudotis mobiliais, yra uždrausta naudotis žaidimais, žaidimų kompanijos, kurios online platina žaidimus, irgi stabdo, kad negalėtų prisijungti. Aišku, viskam yra galimybė atrasti apėjimą, tai jie ir randa, bet vaikai yra tiek užimti, kadangi aš gyvenau šalia tiek mokyklos, pradinės, tiek vidurinės ir dar šalia darželio, tai aš pastebėjau tokį dalyką, kad kinų vaikai mokosi nuo ankstyvo ryto ir vakare būdavo 9-10 valandą jie grįždavo namo. Po pamokų būtinai jie eina arba kažkokį būrelį muzikos, ar sporto, ar užsienio kalbas mokosi. Ir tai yra pastanga, kad jie visi, kai reikės stoti į universitetą, jie stovėtų starto linijoje priekyje. Tai, kad jie mokėtų geriau, kad jie žinotų daugiau. Ir baigiamieji egzaminai, pavyzdžiui, mokyklos, vidurinės baigiamieji egzaminai, tai yra tarsi valstybinio lygio tylos valandos, kada jokio triukšmo šalia mokyklų negali būti, nes vyksta egzaminas, kuris lemia po to galimybę stoti į universitetus. Universitetai kinams yra labai aktualūs, svarbus, kaip ir pas mus beje. Tai kuo geresnis universitetas, kuo geresnė specialybė, tuo didesnis šansas gauti geresnį darbą ir gauti geresnį darbo užmokestį. Ir visą tai kinams tiek tai yra tėvų investicija, tai yra giminės investicija, kad vaikas pabaigtų geriausią universitetą, o jeigu dar gali išvykti į užsienį, tai yra iš viso lobis. Ir beje, anksčiau kinai gal, kurie vykdavo į užsienį, nelabai noriai grįždavo, šiuo metu daugybė kinų labai noriai grįžta į pačią Kiniją po studijų užsienyje, kadangi jie tada gali gauti daug geresnius darbus, o Kinijos ekonomika šiuo metu labai auganti, sulėtėjusi, irgi yra kai kurių problemų, kadangi lėtėti pradėjo ekonomika, taip pat prarandamos darbo vietos, tai kuo geresnis išsilavinimas, tuo didesnis šansas išlikti rinkoje. Tai mokslui, lyginant, ką aš matau su lietuvišku, su mūsų europietišku studentų ar moksleivių, kinai iš tiesų lenkia labai norų mokytis arba net nenorų, o vertimų mokytis ir mokymuosi pačiu, tarkim, nuo darželio jie jau puikiai matematiką žino, ypač privačiuose mokyklose, tai matematika, ką mes turim problemą Lietuvoje, kad su matematika yra problema, Kinijoje matematika tai yra kažkas tokio, jie puikiai skaičiuoja. Ir žinios puikios, tai sakau, aš ir tiek savo pažįstamų vaikams ir čia, kas pas mus mokosi, stengiuosi studijuokit, nes kinai gali mus aplenkti. Na, o jeigu nestudijuoja, ką kinai po to veikia, kinai kaip poilsiauja, negi jie tiek dirba ir mokosi, ne, jie ir poilsiauja. Ir vis turi galimybių daugiau, ypač kas turi geresnės pajamas, tie kinų keliaujančių labai daug. Buvo bent iki pandemijos, tai Europa jau duso nuo kinų keliauninkų. Šiuo metu gal jie labiau prisibijo dar po pandemijos pasekmių, tai keliauja pas save, pas juos keliavimas yra vienas iš būdų irgi pažinti šalį, atrasti. O čia matot nuotraukas, tai irgi mano paties kai kurios fiksuotos
Kinės, kaip velnės kryžiaus, bijo saulės, nes įdegus oda tai yra parudavus, pageltonavus, tarsi ryžių laukų darbininkės. Kuo baltesnė oda, tuo gražesnė kinė save laiko ir kiti laiko, baltos odos kultas tai yra aukščiausio lygio, tai matot, vasarą jos pasipuošia tokiais, eina maudytis pliaže, jos tikrai nesidegina, arba kepurės, arba priedangos įvairios ant veidų, kad tik neįdegti. Prie jūros, jeigu jau geras oras, savaitgalis, šventės, kinų susirenkant didelių. Tavo akim mačiau tokius kiekius žmonių, yra baisu. Bet mačiau ir tokius tuščius pliažus, ypač kai jau, kadangi gyvenau šalia jūros, tai vakarais nueidavai, arba šiaip darbo dienom nueini tuščią, nerasi žmogaus, tai yra malonu, vaikščioti. Bet gali pamatyti pliaže sporto dalį, žmonės treniruojasi, arba šiaip, arbatėlę geria, sėdi. Žmogus atsiraitojęs marškinėlius karštą dieną. Tai kinų poilsis irgi, kaip jau ir matėte anksčiau, sportas, tai jų pamėgtas yra tiek stalo tenisas, kortų žaidimai, mahjongas, šachmatai. Labai populiaru beje irgi yra paukščių auginimas, čiulbantis paukščiai ir jie juos išsineša, kaip mūsų, pavyzdžiui, įsiveda šunį pasivaikščioti, tai gali pamatyti parkuose, kinai išsineša ir sukabina savo augintinius, kad jie pasidžiaugtų, pasimėgautų gerų orų, grynų orų, jų augintinis paukštelis ir pademonstruoti, kaip gražiai gieda ar čiulba. Ir pačiam teko daugybę kartų matyti parke, eini, girdi, kaip dainuoja kažkas, šoka, kinai nemato problemos ir jie nesigėdė, ką pagalvos, kas ką pasakys. Jie dainuoja parke, sugalvoja šokti, šoka parke. Užsiėmimas, matot, rašo kaligrafijos, vandeniu rašo ant asfalto. Čia aš buvau kinų operoje, beje, kinų opera irgi yra pagyvenusių žmonių labai mėgiama, kur jie tenai susirinkę kartu ir dainuoja, operos solistas atlieka, buvo gražiau ariją atlieka, jie visi rėkia, sveikina, kad pasiekė NATO, kartu dainuoja. Veiksmas vyksta tikrai intensyvus, ir tai yra kaip atrakcija ir pastebėjau, kad tai yra daugiau pagyvenusių žmonių mėgiamas užsiėmimas. Ir čia mato didelę salę, kur kartu galima ir gerti arbatą, ir tuo pat metu žiūrėti pasirodymą. Taip pat yra labai populiarios pirtis, čia ypač vyrų tarpe, kur vos ne kas savaitę vyrai eina į pirtį, kur yra masažas, nusiprausiama, išsiprausiama, nors namie ir turi karšto vandens, bet pirtis yra būtina. Taip pat ir kaligrafija, kaip užsiėmimo forma, mano vienas pažįstamas net sakydavo, man tai yra, sakė, kaip sportas. Esu matęs, rašo, net žmogus išprakaituoja, kad užrašytų gražiau, kaligrafiškai, taisyklingai tam tikrus posakius, tikrai įspūdinga. Tai čia kaip kinai šiaip laisvadieniu, tai poilsiauti galima ir per pietų pertrauką. Pietų pertrauka Kinijoje tai yra šventas dalykas ir jeigu matote, vaikai per pietų pertrauką miega ofisuose, miega ant stalų. Tai yra viskas, ką aš savo akimis mačiau, taip miega. Gatvėse darbininkai miega. Tai yra pietų pertrauka, o kita įdomesnė Ikėja parduotuvė, baldų parduotuvė, kur yra lovų, kinai nesivargina, užeina ir išbando lovą ne tik atsisėsdami, prikuldami, bet ir pamiegodami. Ir miegančių, ypač karštą vasaros dieną, kai yra parduotuvės gerai kondicionuojamos, lovos nugultos, sofos nugultos, kur žmonės paprasčiausiai miega poilsiauja. Tai yra pietų pertrauka, tai yra pietų miegas sveika, tai yra naudinga organizmui. Kinai tai labai mėgsta ir kinai visur tai daro.
Kitas dalykas - arbatos gėrimas. Tai čia mano nuotraukos iš Sičuano, kur keliavau, Pandų regionas. Tai žmonės susirenka geria arbatą. Yra ausų krapštytojai, valo ausis. Pavyzdžiui, tuo pat metu sėdi geria arbatą, prisistato ir tau išvalo ausis įvairiausiais krapštukais, tūkučiais. Ir tu už tam tikrą mokestį, tu pasimėgauji arbata ir dar prie to pasigerini savo klausą. Ir pereinant toliau, tai yra modernioji Kinija. Noriu papasakoti truputį, kas man didelį įspūdį paliko, bet irgi laikas mūsų jau čia truputį į pabaigą. Kinija, kas yra susijęs su mobiliaisiais telefonais, kas yra su naujom technologijom, pradedant robotais ir įvairiais atsiskaitimais, tai yra nužengę jau šviesmečius. Ir čia galite pamatyti, tai kas yra, pavyzdžiui, vyrukas eina čia, kad papulti į metro arba traukinį, tai yra pridedamas delnas ir delnas nuskanuojamas ir jis jau yra tuo pat metu apmoka už bilietą arba jis padaro registraciją į traukinį. Skanuojamas delnas pririšamas prie tavo banko sąskaitos ir tu paprasčiausiai naudoji delną. Čia mergina atsiskaitinėja savo veidų, tai parduotuvėje dažnai buvo, kur, kadangi aš užsienietis, aš negalėjau tuo pasinaudoti, bet mano kolegos kinai ateina, iš karto atsistoja prieš kamerą ir jie atsiskaito. Tu susirenki daiktus, atsiskaitimas vyksta nuskanuojant tavo veidą. Restoranai, kur aptarnauja robotai, atvažiuoja, atveža, tai visiškai kasdienybė Kinijoje, tai yra jokių problemų sutikti, kur pateikiamas maistas, yra būtent vyksta robotas. Restoranuose tau net nebereikia padavėjų, tu prie stalo nuskanuoji valgiaraštį, užsisakai ir tau robotas atveža prie stalelio, tu išsiemi, suvalgai, tuo pat ir atsiskaitai. Parduotuvėse, turguose vis mažiau lieka grynųjų pinigų. Kinijoje grynieji pinigai baigia išstumti programėlės, tai yra nuskanuoji ir iš karto atsiskaitai. Gatvėse netgi vargšai, kurie prašo pinigų, naudoja QR kodą, kad tu nuskaitytum ir galėtum jam paaukoti kažkiek pinigų. Nebe grynus renka, o žmonės vaikšto su mobiliuoju telefonu, visur arba tu atsiskaitinėjai, arba tu pervesti, jeigu nori, draugui, tai kaip mes turime Messengerį, pavyzdžiui, Facebook'e ar WhatsApp'ą, tai toj pačioj programėlėje tu gali padaryti ir pervedimą pinigų, ir gauti pinigus, ir padovanoti tą patį, kaip minėjau, raudoną vokelį vaikučiams, tai gali ir savo draugui padovanoti pinigus programėlėje. Kuo toliau, tuo daugiau skaitmeninių pinigų. Apsipirkimai kinams internete tai yra visiška kasdienybė ir juos labai išgelbėjo šitą pandemijos metu, kai jie buvo uždaryti, kad pas juos tai buvo iki begalybės ištobulintas apsipirkimas internetu, tai tuščiose gatvėse vis lakstydavo tik išvežiotojai. Apsiperki tiek maistas iš restoranų, tiek iš internetinių parduotuvių. Čia matot šitas kaugės, didelės siuntinių. Tai yra, tu net gali pamatyti prie namų sukrauta, kaip žmonės daugiabutis, visi masiškai apsipirkę, suveža, sumeta tuos daiktus, gauni pranešimą, eik pasiimk savo daiktą, nueini ir išsirankioji, ieškai. Kinų tas apsipirkimo yra lapkričio 11, irgi viena dabar iššvenčia, kad tai 11 arba 111, viengungių šventė vadinama, tai yra būtent skirta apsipirkimams. Jie tada perka daugybę daiktų elektroninėse parduotuvėse ir po to lapkričio 13, 14, 15 tu pamatai, kokiais kiekiais pradeda važiuoti tos prekės prie namų. Kinija ir greitieji traukiniai tai yra kažkas irgi nerealaus. Tai 8 metais Kinija turėjo greitųjų traukinių. Greitieji traukiniai, kur važiuoja 300 per valandą greičiu, tai yra labai greiti traukiniai. Anksčiau tai buvo Japonija garsėjo šito. Tai buvo tik 404 km, kaip nuo Vilniaus iki Klaipėdos panašiai. Šiai dienai 22 metų.
čia aš jau statistiką ištraukiau, bet bus dar daugiau. Tai jau yra 43 000 kilometrų greitųjų traukinių linijos. Tai yra 100 kartų išaugo traukinių linijų geležinkelių ilgis. Ir jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, jeigu atstumas Vilnius-Hamburgas yra 1300 km ir aš pasižiūrėjau, kad jeigu aš turėčiau nuvažiuoti, man užimtų nuo 12 iki 24 valandų traukiniu, tai tas pats atstumas, tarkim, iš Pekino į Šanchajų sudaro 4 valandas. Tai panašiai kaip mes iki Klaipėdos, kas važiuoja traukiniu, tai čia gaunas, kad tu nuvažiuoji 1300 km per 4 valandas. Tai yra tikrai greiti traukiniai ir jų yra daug ir labai patogu. Kinai mėgsta gal netgi labiau negu skraidyti lėktuvais, jie keliauja. Aišku, kitas dalykas, čia mato, Kinijoje sako labai saugu, taip, tai yra saugu ir aš tikrai naktimis net nebijodavau vaikščioti, nes kamerų iš tikrųjų daug. Visur kamerų yra parkai, gatvės, sankryžos, visur kaba kameros ir yra stebima ar policijos, ar tam tikros saugos, ar kelių policijos, ar kriminaliniai, visur turi prieigas. Ir, pavyzdžiui, čia matot, mergina kerta gatvę neteisingoje vietoje ir jos atvaizdas jau yra parodytas, kad jinai netinkamoje vietoje kirto gatvę. Kitur net būna parodomi tavo veidas, vos ne vardas pavardė, jis buvo, kuris kirto gatvę netinkamoje vietoje arba padarė nusikaltimą. Daug kolegų, kurie pamesdavo kažkur daiktą ar palikdavo, po paros grįžę jį rasdavo, nes kinai žino, kad tu jau negali imti. Gal anksčiau būdavo vagystės ganėtinai paplitę, Kinijoje ypač dažnai dingdavo daiktai. Šiais laikais visiškai tai yra beveik neįmanomas dalykas, nes kadangi visur fiksuoja kameros, tai labai greitai gali atsekti. Kameros netgi autobusuose, viešajam transporte. Įvairiuose parduotuvėse visur yra kameros ir jeigu kažkur kažką pametai, atseks tau, ar tau kažkas kažką padarė, tikrai atseks tavo judesį bet kokį. Tai daryti nusikaltimą, daryti kažką netinkamo, Kinijoje nerekomenduojama, nes tikrai bus pastebėta. Ačiū visiems, gal klausimų, kas turi tada dar? Norėčiau paklausti, visi jie ten panašus, kai žiūri visi vienodi. Tai kaip jie vieni kitus atskiria? Ar jums buvo problemų juos atskirti? Man taip buvo pradžioje, kai aš nuvažiavau, tai aš serialą žiūrėdamas nesuprasdavau, kodėl vienas personažas, kuris nužudytas, jis vėl daro kažką. Bet kadangi pagyvenau ilgesnį tarpą ir buvau apsuptas tik kinų, tai man grįžus į Europą atsitiko ta problema, kad buvo europietiški veidai labai panašus. Tai tavo akis pradeda atskirti, nepanašus jie visiškai vieni kitus, kaip jūs sakot. Mums tik atrodo mūsų smegenys, kol kas tas yra, jie atrodo juodi plaukai, siauros akis, tarkim, tai čia yra pagrindiniai tie bruožai, kuriuos smegenys fiksuoja, bet kai tu ilgiau pagyveni, tada supranti, kad jie visai kitokie. Ir aš turėjau tą kitą problemą, kad aš, pavyzdžiui, metus išbuvęs, negrįžęs į Lietuvą, aš grįžtu oro uostą, pirmas oro uostas jau Europoje, tarkim, Varšuva, ir man, pavyzdžiui, veidai, ypač, moteris, tarkim, skiriasi, ten rūbai, kažkas tokio, bet, pavyzdžiui, vyrų veidai, tai barzda, ūsai, akys, baltavai ir nebeatskiria. Tai tada gal čia dar kažkaip garsas, čia buvo kažkas drąsiai. Kokiom lygom kinai serga? Kinai serga visom tom pačiom lygom, kaip ir mes sergam, ir tos amžiaus lygos, tai ypač alergijos vairios, vėžys beje, irgi viskas juos kerta. Jie yra tokie pat žmonės ir tik tiek, kad jie gal gydosi labiau ir tas sveikas gyvenimo būdas. Pragyvenimas amžiaus vidurkis yra panašus kaip Lietuvos, 70-59 metai. Reikia įvertinti, kad šitas dalykas, kad aplinka užteršta kol kas, bet jie dabar smarkiai dirba su elektros, saulės energija, bando grynintis, nes Kinijos vyriausybė buvo tiek, kad surengtų olimpiadą, prisižadėjo iki kažkelintų metų, kad jie matys mėlyną dangų.
Nes iš tiesų kai kuriuose vietose saulė nesimato saulės, nes yra tiek užteršta. Tai tas negali praeiti be poveikio sveikatai, tai jie serga viskuo. Man labai gal jaunųjų, nes Lietuvoje per turgus Šenženėje. Man labai patiko nuotakų gal jaunųjų, nes reklamuoja per Šabitgytis turgus Šenženėje. Kažkas jo pasidalino. Taip, tai kaip ir minėjau, tiek jaunasias, tiek jaunuosius, nes jaunimas ganėtinai užsiėmė arba šiaip nenori, tada šeima imasi iniciatyvos ir ieško tiek jaunajam, tiek jaunai. Banditizmas jo labai sumažėjęs, kaip ir minėjau, kamerų pagalbos, saugos ir bausmių beje, nes tiek korupcijos atvejai, pavyzdžiui, valstybiniam lygyje iki mirties bausmės, nes jie nepanaikinė jos, o sprendžia įvairiais būdais, tai saugu, kaip ir sakau, labai saugu iš tiesų, kuo toliau jie saugesni. Anksčiau būdavo, kad Japonija ir Koreja saugiausia, bet dabar Kinija baigia pasivyti juos, tikrai saugu. Aš dar norėčiau paklausti jūsų, sakykit, sako, kurie gyvena Kinijoje ir grįžta čia į Lietuvą, kiek aš girdėjau, jiems nuo to smogo ir vat jie labai blogai jaučiasi, jiems labai skauda galva Lietuvoje, bloga labai savijauta. Ar jums nebuvo? Ne, nebuvo, nuo gryno oro lietuviško nebuvo, bet patikėkit, kai grįžau, dangų ir debesis fotografavau, nes buvo tiek, jau akis buvo pripratę prie tokio papilkėjusio mėlyno dangaus, kad grįžus tu negali patikėti, kokį mes mėlyną dangų turim ir kokius gražius kamuolinius debesis turim, aš to nematydavau. Ir kai aš grįžau, aš kinams siunčiau ištisai, pažiūrėkit, kaip pas mus gražu. Tai jo, labai visi to džiaugiuosi. Dabar matau irgi, kodėl kinai uždarė internetą likusiam pasauliui. Kinai neuždarė interneto, kinai turi puikų greitą internetą. Tai yra visiška atskira konkuruojanti kompanija vakarietiškam internetui. Jie turi atitikmenis visus tiek Google'ui, tiek Facebook'ui, tiek PayPal'ams, mokėjimams, finansų bankininkystėms. YouTube'ams, viską jie turi lygiagrečiai visiškai savo. Ir jų sprendimas buvo, kad nebūti priklausomiems nuo vakarietiškų produktų, kaip mes, pavyzdžiui, Europą, mes nesam nieko sukūrę. Kažką sukūrė, bet, pavyzdžiui, Facebook'as, Google'as tai yra amerikietiškos programos. Ir europiečiai, pavyzdžiui, mes esam priklausomi nuo Google kompanijos tiekimo. Tai yra amerikietiškos kompanijos. Tarkim, europietiškos tam tikros finansinės, tarkim, programos. Tai pas mus yra. Tai kinai turi viską tą savo ir jie visą tą savo ir naudoja. Užsieniečiams atvažiavus, kas važiuojat visada rekomenduojama, yra taip turėti omeny, kad bus problema, nes jūs atsidursit visai kitam pasauliu. Tas pasaulis viską turi, bet jungtis tarp mūsų dviejų pasaulių internetas gali strigti. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu kas ruošias keliauti programėlę WeChat, kurią tada vietoj galėsit naudoti ir atsiskaitimui, ir bendravimui, arba reikia turėti VPN programėlę, kuri užblokuoja kinų sieną arba pralaužia kinų sieną. Daug kinų, kas naudoja, tai jie pasileidžia tą programėlę, nors jinai nelegali, bet daugelį vietų valdžia žiūri pro pirštus ir daug kinų naudojasi vakarietiškom programėlėm. Tai čia tiek trumpai tada. Yra internetas tikrai greitas, nes ir jie visi gyvena mobiliuose dar labiau negu mes. Ir jiems būtina, jie tiek sulindę yra, kad be interneto jie neišgyvena. O taip, su patyčiomis, kaip su patyčiomis. Visko yra, visko jie turi ir mokyklose, tarkim, irgi to pačio yra, bet jų, ką aš pastebėjau vaikus, kai moko, tai to konfucionizmo, jie visi praeina, tas vadinasi didзигуй, arba kaip pas mus, ko gero, katekizmas, gal pasakyčiau, tai va, pagal Konfucijų mokymas, pagarba vyresniems, pagarba mokytojams. Ir vienas iš dalykų yra, ką aš nusistebėjau, kad, pavyzdžiui, jeigu tu ieškai draugo, ieško, kad draugas būtų už tave protingesnis arba geresnis. Ne kažkokio blogesnio. Tu su blogesniu nedraugauk, tu su blogesniu nežiūrėk. Visi stengiasi būti geresni
arba protingesni, arba kažkuo, kad tu galėtum su kažkuo bendrauti. Ir tai yra pagal netgi tą Konfucijaus mokymą. Ką jie praeina nuo vaikystės, tai labai įdomus. Tai to tyčiojimas vaikiško, tai aišku, neišvengiama mokyklose, bet tos pagarbos tokios kažkokios pas juos paskynus vadinasi prarasti veidą. Neprarask veido ir visada pagalvok, kad tas žmogus gali būti ateityje tau reikalingas. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, žeisi jį ar kažką pasakysi blogo, tai gali apsisukti ir sugrįžti. Tai jie šitą labai vertina. Ir gal sakyčiau, tai iš tiesų mažiau tokio, bet taip, yra to neišvengiama visuomenė ir žmonės esame visi. Tai va, tai gal klausimų dar kažkas ir tada bus galima baigti. Nu, ačiū labai. Tiek medžiagos įdomios, taip ačiū. Tai ačiū Jums tada, gero vakaro ir visiems sėkmės.